Reikia prisistatyti vis tiek, aš čia mes to. Ai, to aš jaudinu. Buvai viena iš pirmųjų influencerių daržo šiaip Lietuvoje, aš manau, ir kodėl paprikas pas mane atėjo, tai vienareikšmiškai tik dėl to, kad jau žiauriai gražiai. Pamiršau, ką noriu sakyti. Saka, susirašiu. Dabar keliausime apraudyti to žemės ūkio, kur vystysim šitą veiklą. Bus taip, kad mes čia prisiskelbėm ir va. Turėsit ekskliuzyvinę progą susitikti su Donata. Kinam, kalbsim. Nu, ček, ar yra garsas? Ar yra garsas? Labą dieną. Labą dieną. Su jumis sveikinasi dvi kaimynės ir Goša. Į Gošą. Tai pirmiausia, tai dvi kaimynės iš Panevėžio rajono Naujamiesčio. Taip. Ir beje dirbančius vienoje įmonėje dar dėsim. Jo, ir dar blondinės. Ir dar blondės. Vis tiek reikia prisistatyti, nes turbūt tikrai ne visi mus žino. Donata turi daug sekėjų. Ir Donata jau realiai, kas liečia daržą ir visą daržo žmonių ratą, tai jinai tikrai yra žinoma jau ir labai senai. Tai, tu buvai viena iš pirmųjų influencerių daržo šiaip Lietuvoje, aš manyčiau, netgi. Turbūt mes, kai pradėjom, jaučiu patį tą daržinį, šitą visą Instagramą labai nedaug buvo. Būdavo ten pasižiūrėmės kažką užsieninių kažkokių, ten yra Australija viena, yra, daleiskim, amerikiečių, o Lietuvoje buvo pati ta pradžia. Čia kažkur buvo prieš kokius 4-5 metus, kai aš pradėjau čia po biškį vaikščioti po daržą, po biškį ten kažką rodyti. Ir paskui žmonės vis tiek stebi ne tai, ką tu rodai, bet kaip tu elgies, ką tu kalbi ir pamažu vis tiek tą ir paskui jau pati ta bendruomenė pradėjo labai stipriai augti. Bet tai reiškia, kad čia taip natūraliai visai gimė, ne? Šitas taip, reikalas. nes mes turbūt patys lietuviai buvom dar neįdarbinę tos Instagramo platformos, daugiau būdavo vis dėlto Facebooks ar ten grupės ir panašiai. Ir dabar plečias, tu pati matai, kiek yra pačių tų profilių. Matyk. Tai ir aš pati esu dabar jau tos jaunosios kartos, naujosios kartos daržininkė. Beje, Sima yra agronoms, diplomuotas. Jo, aš esu diplomuota agronomė, bet mano žinios ir visi, ta prasme, neprilyginama yra Donatos patirčiai. Bet Simutė, galim sakyti, tai yra agronoms teoretiks. Ir yra agronoms, ne agronoms praktiks. Bet daleiskim, pati Sima irgi dabar daro ir bando ir kas gaunas, kas nesigaunas. Bet aš su daugeliu buvau, ta prasme, bendravus agronomų, kurie turi tik tais baigę tas žinias ir sako, praktikų yra visiškai kitaip. Taip, eiktų, tai aš pabaigiau tas agronomijos studijas. Tai mačiau aš jos kopūstus. Donatas žino, kokia aš esu agronomė. Ta prasme. Jo, čia vienas toks praktinis patarimas, tai pasirodo kopūstus ir visus kopūstinius ridikėlius ir taip toliau, jie turi gauti šalčio, ne? Kad jie augtų. Vėsesnės patalpos. Tai Simona Panelė agronomė prastudėjusi 4 metus ir turinti diplomą, auginom palangės, Briuselio kopūstus ir tikėjosi gerą derlius. Jin jau norėjo juos nusist. O sveikinamės mes ne tik iš Naujamiesčio, bet ir iš labai nuostabiai įrengtos ir žiauriai šiltos Donatos dygyklos. Jin galėtų būti šiaip tobulesnė, nėra jin labai ištobulinta, bet mes, sakau, tu neprivalai investuoti ant maksimumo, kad gautum tą maksimumą. Tai žinoma. Ta prasme, ne auksinės sienos lemia tavo pomidorų ir daigų kokybę, kurie yra iš tikrųjų žiauriai kokybiški. Pavyzdžiui, man reikia daug pomidorų savo padažams, bet aš didžiąją dalį pomidorų realiai beveik 7% pirksiu iš Donatos, nes aš pasitikiu jos daigais, todėl kad jie yra geri, kokybiški ir žinau, kad nusipirkus turėsiu daiktą. Ta prasme, nes aš savo paprikas užsiauginu, ledas, jos gražios, viskas gerai, pomidorai yra ne mano tema, nors tu ką, užaugo tokie... Mano tema. Tavo tema. Tai aš, žinok, palieku specialistam šitas darbus, kaip aš neinu savo kriauklės remontuoti, nes aš nemoku, taip aš ir pomidorų neauginu, nes aš nemoku, tai aš geriau nusipirksiu iš tavęs. Tikrai taip. Tikrai taip. Ką sugeba Sima, tai yra jos ne tik padažiukų gaminimas, ta prasme, iš jos užaugintų čili paprikų, o mano tokia didžiausia meilė per visą tą laiką susiformavus, tai yra būtent pomidorai. Pomidorai veisliniai. Tik veisliniai, nes ten spalvos, skoniai, formos. Ir Donata, norėjau tavęs paklausti iš vis, kaip tu pradėjai, ar tu prisimeni tą tą pirmą užsikabinimą ant daržo, ta prasme, ar čia buvo kažkaip nuo vaikystės, tiesiog, kad...
Man tai prasta daržas, pavyzdžiui, tai tau spėjo irgi, bet... Nu jo, turbūt aš su daugeliu žurnalistų esu bendravus ir jų būtent būna šitas pats pirmutinis klausimas, sako, kaip jūs pradėjote ten pradėjo kiti vaikus auginti, dėl to norėjo savo maistą užsiauginti. Aš save daržę atsimenu nuo pat vaikystės tiek, kiek aš atsimenu, tai man būdavo kaifs, žodžiu, iš vanelės ten tėtė padaręs buvo... Atsimeni, polivuotos būdavo tokios. Ir iš vaikišką vežimėlę ratukai, žodžiu, uždėjo tą vonelę, aš virvutę pritaisė ir aš būdavau pizdį tiesiai į daržą, į svogūnų laiškų, ridikėlių, ten burokų lapų, vištom, kiauliam ir panašiai. Ir nuo to. Bet aišku, tas biški prisistabdė, kai tu turi ten paauglystę, tą mokslų laikotarpį. Nu, tada nelabai įdomu. Tau neįdomu, ten reikia uošvieniai padėti buroks ravėti, kad jas kur gals ten braškis reikia plaistyti. Ir paskui automatiškai, kai tau atsirand vaikai, tu jau pradedi sukti galvą, o kodėl daleiskim aš ten to paties moliūgo ar bulvės, ar morkos, ar svogūną. Ypač kai maži turbūt, ne? Kai nori ten viską duoti. Taip, nuo pusės metų, tegu prasideda tie primaitinimai ir aš tu pradedi mąstyti, aha, va čia dabar vaiks tada gimės, va tada reiks primaitinti. Ir tada po biški ir aš sugrįžau ir kol ypatingai sėdėjau turbūt tuos visos dekretinės motinystės, tai Facebooks, visagalis, taigi ten grupių milijonai daržininkų ir per tavą visą ir bandėjai ten ir gamdinę žemdirbystę, kas yra Kalifornijos sliekai, kas yra ten kažkokia paprikos variegata, ten svogūnai iš sėklų, arbūzų auginimai. Va tiek prisidėjo minčių. Bet kas man patinka šitos dalykus, man patinka visą laiką išbandyti pačiai. Kad, ta prasme, aš negaliu žmogui rekomenduoti kažko, kad tu gal šitą padaryk, bet tu turi per savo praeitą kelią, kad tu galėtum kažką patarti žmogui. Nes už savo žodį reikia atsakyti iš tikrųjų. Ne, man atrodo, kad tikrai ne per daug. O Sima kaip į daržą atėjo? Tavo tetėgi su daržu susijęs. Mes tai visą laiką turėjom tą daržą ir man visada patikdavo, bet būtent kodėl aš paprikas pasirinkau ir kodėl paprikas pas mane atėjo, tai vienareikšmiškai tik dėl to, kad jos žiauriai gražios. Nu, man tai patiko. O tetė augino? Ne, niekada. Tai aš tai iš vis užsikrečiau nuo tetulės. Tetulė pirmą kartą pabandė paprikas paauginti, tas čili, nes irgi, ką žinau, pas mus aplinkui nelabai kas jas augindavo, nes nelabai ką naudodavo ar darydavo. Mano pati pradžia, 5 metai atgal buvo gal kažkas tokio. Ir lietuviai turbūt patys nesenai yra pradėję su tom paprikom, nes aš dar atsimenu, turbūt nuo kokių gal 10 metų, kaip tik tai saldžiosios paprikos pradėjo į mūsų virtuvę turbūt ateiti. Ir kaip ir visi bananai ir visi kiti dalykai, prie kurių mums reikia laiko priprasti. Jo, nes ir dabar dar daug kas nemėgsta to skonio. O aštri tai yra kits levelis. Taip, čia iš vis ne mūsų kraštų dalykas. Bet jau pasirodo tampu mūsų. Jau tampa po truputį ir iš tikrųjų tas populiarumas čili paprikų tai žiauriai sprogsta dabar ypač šiuo metu. Ir ne veltui, nes... Ir Sima iš jų daro stebuklus, jūs neįsivaizduojat. Aš stebiuos, daleiskim, kai va toks jaunas žmogus, kur šeimoje niekada neaugino ten aštrių paprikų ir panašiai, kaip jinai pasigauna tą papriką ir padaro kažkokį stebuklą iš jos. Aš nesuprantu, kad ten tu turi gimti turbūt su tuo dalyku, su ta charizma, skonio pajautimu, ne kiekvienam duota yra tokie dalykai. Ne, iš tikrųjų ne kiekvienam, bet gal tas labiausiai išsivystė iš mano, aš dirbau visą laiką, kai studijavau restorane pas savo pusseserę, jinai visiška maisto entuziastė, jinai yra genijus, kas liečia visus receptų kūrimus ir nukraujas, ne vanduo. Tai kažkaip užsikrečiau ir aš. Ir sakau, man, pavyzdžiui, būna, kiti, tarkim, nesugalvoja, ką gaminti, nesugalvoja, kokie skoniai tinka ir panašiai. Aš, tarkim, darau padažą iš čilio, ne? Ir aš neragaudama, aš jaučiu, įdėjau to ir man dar net burnoje skonis atrodo, kad trūksta, va to kažko. Kas keisčiausia, jinai aštriai nelabai mėgsta. Nu taip. Čia man paslapti išdavino. Matiek. Ašgi čia turi būti aфиgenai. Bet čia viskas yra dėl vyro, vyras yra užtat aštriavalgis. Būtent, aš antiek myliu savo vyrą, kad iš tikrųjų pradėjau paprikas auginti ne tik dėl to, kad jos fainos ir gražios, bet ir dėl to, kad jisai žiauriai mėgsta ir dėl to, kad mes niekada nerasdavom niekur nusipirkti tokio gero aštraus padažo arba tokios geros aštrios paprikos, kad vadėti maistą arba prieskonių kažkokių, tai galvoju, reikia pasidaryti tai pačiai.
Dar išduosiu vieną paslaptį, Simutė tikrai sugeba aštrius dalykus padaryti, bet tokius aštrius, kur aš net neįsivaizdavau. Ir man išpuol tą retą, ta prasme, progą jos produkciją paragauti kaip ir vieną iš pirmųjų. Ir buvo čia rudenį situacija, Sima neperspėjo, ten buvo keletą indelių, žodžiu, ir... Kas seka Donatą, tai tikrai matė tą storį. Ir aš storinu ten Simutės jau tą padažą, pasikabinau tą šaukštelį, taip nekaltai atrodo graži tokia uogienės konsistencija. Užsiliepsnojo visi galai. Ir taip, pripažįstu, kad jinai sugeba padaryti labai aštrių dalykų. Kurių kartais aš net pati neragauju ir nežinau galutinio skonio ir atiduodu klientams, bet Rimantas visą laiką, mano vyras visada paragauja, tai jisai pasako, okei ar ne, okei. Jisai supranta aštrumą, skonis tai jam, sūrų saldų ten. Bet iš tikrųjų, kai būna aštriai, jisai jau labai sunku kalibruoti turbūt. Jo, sunku, bet kas yra įdomiausia, kad čili padažą yra pakankamai sudėtinga padaryti skanų ir aštrų, nes tu gali padaryti aštrų iki negaliu, kad tu ten negalėtum net valgyti. Taip. Bet jeigu jis nebus skanus, tai tada koks tolkas. Kažkaip reikia mokėti suvaikščioti visom tom natom, kad jaustus ne vien tik aštrums, nes jeigu bus kitą kartą pernelyg aštriai, tada gali užguršti tiek tą saldų, tiek tą sūrą rūgštį. Taip, tai turi, žodžiu, viską kompensuoti ir dar atskleistas aštrumas, o netrukdyti. Simamau. Bet dabar čia mane prigyrėm apie tą gaminimą ir mano čili padažus ir taip toliau, bet Donata ir pati gamina ne tik čili padažus. Tu gal nesispecializuoji. Ne. Bet jinai gamina tokius skanius lečus. Lečas tai čia yra Donatos, tavrasi. Ir burokėlį dar. Ir burokėlį. Nežinau, šitie du, va taip pasveriant, nuo abudu tavo parašai grinai. Kas dėl tų, irgi, kaip sakai, pats gaminimo procesas, plius minus tu vis tiek žinai tą recepto sudėtį ir kai, kiekviena šeimininkė turbūt vert barščius namuose ir pas tave gausis jie vienokie, pas mane gaus kitokie. Nors ir atrodo ten vadovaujas tą, bet mes mokam kartais sužaisti, net ten skaniam padažui gali pakepinti cukraus, nedėti cukraus. Mažas paslaptėlis. Arba ten sugroti kitais dalykais. Plius minus vadovaujas tam receptui, bet tu visą laiką privalai ragauti. Ir iš širdies gaminti, iš tikrųjų. Mano Rimantas vyras mano labai nemėgsta, kai aš sakau, aš žinau, gaminu iš jausmo. Aš žinau, kas turi eiti, ta prasme, jeigu yra melionų padaža, melionų džemas su čili, tai nedėsi pomidorų, faktas. Bet visada kiekiai prieskoniai būna šiek tiek iš jausmo, nes tą akimirką jauti, kad tu turi taip padaryti, o jis yra faktų realybės žmogus, tai jis net dreba žiūrėdamas. Aš pažįstu iš tikrųjų daugybę žmonių, kurie vadovaujas būtent, kaip surašyta, aš susversiu miligramais ir viskas. Tai jisai čirvinių blynų neiškepia, nes virtuvinių svarstyklių mes neturim dar namuose, nes nežinojo, kaip pasisverti. Palaukti, geri, man tą gimtadienis neužilga, žinom, ką dovanų. Einant nuo šitos temos, mes su Sima čia truputėlį buvom pasitarę tokį dalyką, mes dar gal labai svarstyti nereikėtų, tai būtų arba gegužės 11, arba galėtų būti netgi savaitę ar anksčiau. Jo, galėtų savaitę. Labai priklausys, kokį sezoną mes turėsim. Čia buvo biški šilumų išlindus, ne čia viskas, ne. Bet dabar tą savaitę kokia bus iššakė. Jo, ateinančią savaitę tai ne kažką ir sunku prognozuoti, kas bus toliau. Bet bus galimybė pas mus atvykti, įsigyti ne tik mano daigų, bet ir Simos padažų. Taip, dar šiek tiek pagaminsiu, dar šiek tiek turiu sukaupus ir pasirūpino Donata manim, kad aš dar turėčiau čili paprikų, atnešė čia kada maišelį. Bet jie tokie paprastą aštrumą nėra, jie super aštrus. Bet jie majonezui bus uoga. Leds. Tai va, aš jų ir nebeturėjau ir Donata sako, viskas, gamink. Tai mes pešėmės dėl tavo majonezo. Net Donats, kuris aštriai nevalga, paslėpė, net kažkur, man atrodo, į pirtelę išsinešė, kad nieks nerastų. Vienu žodžiu užsiminėm, tai dabar prasiplėskim biškį papasakot, kad būtų aišku, apie ką čia bus ta gegužės 11 ar kitas tas savaitgalis, kažkuris. Savaitgalis gali būti prieš. Bus toks dalykas, kad daleiskim, didžioji dalis iš tikrųjų realiai net nepamastytų. Mes dabar buvom su Gabrielė šnekėję, kad irgi ten bandė ir augintis ir panašiai. Sako, aš net nebūčiau pagalvojus, kad burokėlius prieš marinuojant reikia tik nuplauti ir išvirti. Ir, žodžiu, parduodama daigus, aš norėčiau parduoti dalį ir savo žinių.
padaryti kažką panašaus kaip tokį mini seminarą, kaip paruošti duobės, kaip ką daryti su tom duobėm, laistymas, mulčiavimas, kaip teisingai pasodinti patį augalą, kaip jį prižiūrėti ir panašiai. Netgi gal spausdinta kažkokią medžiagą, nes ta prasme, tai yra svarbu, nes atrodo, kad tas paruošimas yra, nu, viskas realiai, pagrindas. Bent jau mano tokia vizija yra ir aš manau, kad, nes pernai pas mane žmonės irgi, kai atvažinė, aš kiekvieną išleidau, ta prasme, su dalim informacijos. Labai gerai. O čia gaunasi, kad turėsit ekskliuzyvinę progą susitikti su Donata ir gyvai išgirsti, paklausti klausimų su mase žmonių, aptarti, apkalbėti dalykus, pasidalinti patirtim ir Donata pasidalinti savo patirtim ir dar gyvai susitikti ir su Donata, ir su manim pabūti, pabendrauti, tokį mini daržo savaitgalį ar kažkas tokio. Neiškelksime, aš nesu kažkokia žvaigždė, aš esu papras kaimo žmogelis. Bet tu visiems labai patinki ir neveltui. Biški durna boba. Tai tokios ir patinka, nes nuobodžios niekam nepatinka, taip? Kaip kaimynėm labai sakasi perrišt mūsų visokius reikalus. Va čia va vienas projektėlis, kitas projektėlis, auginimam pomidorus, čia organizuojam tą susitikimo dieną ir panašiai. Taip. Bet mūdvi su Simute rimtai pasikalbėjom. Vieną vakarą susėdę, susveriojom, kiek mums visą tai kainuos, kiek tai įeis darbo. Ir žodžiu, mes auginsim arbūzus. Taip. Ir mes tikrai turim verslo planą. Neduok, bus blog sezons, kai buvo čia patys didėjai pionieriai prasidėjo, turbūt čia prieš porą metų buvo kažkas wow. Nes buvo geras oras, ne? Labai gera vasara išpuolė, jinai buvo sausa, ko reikia arbūzam ir buvo wow. Ir nuo tada visi labai norėjo išbandyti, pernai pas mums krušą iškapoja. Ir mes va taip, žinokit, kad ateinantis sezonas bus bombinis ne tik mum atėjus į šitą visą nišą, bet ir bus bombinis arbūzai. Aš labai tikiuosi, kad nebus taip, kad mes čia prisiskelbėm. Ir va, kad taip sausai nekalbėti, einam ir parodysim tą ukelį ir kur augs tie mūsų arbūzai. Ir plius Simutės vyras jau, Simą inicijavo, Rimantas jau su Donatu turės ją prisijungti bet kokiu atveju prie mūsų viso sugalvoto plano. Padėti, nes mes su dviem gležnom moteriškom rankelėm tikrai nepadarysim visko vienas. Ir mums reikės tikrai vyriškos pagalbos. Ir dabar keliausim mes aprodyti to žemės ūkio, kur vystysim šitą veiklą. Tai va, atvykom į veiksmo vietą, tai čia yra tas mūsų ūkis, čia yra mano šiltnamis ir čia vat virš Donatos gražaus puodo bus mūsų tokie pat gražus arbūzai. Tikimės. Tai va, dabar yra tik suarta, dar porą kartų prakultivuosim, nes vis tiek tokiuose grioviuose tai čia šakės būtų. Mato, čia buvo sena pieva, bet kaip čia buvo pieva, taip ir čia visur buvo pieva, nes aš visai nenudau šito ploto anais metais, o tik anais metais pradėjau ūkininkauti. Ir pievą reikia būtinai art. Tai vat, Donata, pašok derlius dievams, kad čia mum paskui. Kaip pasodinsim jau. Jo. Parsigrūdom iš lauko šalto laukia. Ilgai ir nebuvom. Lieka tik atsisveikinti ir taip sakant, iki kitų kartų. Žodžiu, kaip ir visi normalūs youtuberiai, norim, kad paspaustumėt laiką. Būtinai subscribinkit, jeigu norit dar pamatyti daugiau tokio pobūdžio video ir stengsimės kitą video kelti labai daug nedelsdami. Iki sekančio.